Kaunas – Medeinos gyvenamasis kvartalas. Čia vasarą pradėtas statyti pirmasis Lietuvoje dvibutis namas, atitinkantis griežtus energetiškai pasyvaus namo reikalavimus. Pasyviems namams Vokietijoje jie skaitosi, jiems nereikia jokio papildomo šildymo sistemos. Užtenka šiluma gaunama per langus, saulės šiluma bei rekuperacija, to laiko pastovią temperatūrą. Lietuvos sąlygos yra šaltesnės, mums reikia papildomą šildymo sistemą. Būtent šiam namui mums jos tikrai reikia labai nedaug, iki 2000 kWh. Realizuojant pasyvaus namo projektą, bendradarbiavimui sukviesti rangovai ir statybinių medžiagų gamintojai. Siekiama paneigti keletą mitų. Vienas iš jų, kad pasyvaus namo statybai lietuviškas klimatas yra netinkamas. Turi būti metras sienos, apšiltinimo, langų neturi būti termosas. Bet mes norim paneigti šitą mitą. Kitas mitas, kad pasyvaus namo statyba brangesnė bent dvigubai. Manau, kad šiame name mes 10% tikrai neviršysim. Aiškintis pradedame nuo pamatų, kurie mažai energijos reikalaujančiame name yra rengti be vadinamųjų šalčio tiltų. Mes pasirinkome pamatą ant plokštės, apačioje apšiltintas ir užpilta pamato plokštė iki nulinės altitudės. Visoje toj plokštėje mes prieš tai išvedžiojame visą inžineriką, tai yra vandentiekis, kanalizacija. Taip pat yra paklotas grindinis šildymas. Pasyvus namas yra statomas iš polistireninio putplasčio blokelių. Naudojamas liktinių klojinių polistirolio blokelis su medžiaga neopora. Sienų šiluminės izoliacijos storis yra 25 cm bei 15 cm armuoto betono. Tai yra greita statyba. Sumontavus sienas užpilus, lieka tik tai išorės ir vidaus apdaila. Iš išorės pastatas bus gan griežtos minimalistinės architektūros, su dideliais langais į pietinę pusę. Pirmame aukšte suplanuota viena bendra gyvenamoji erdvė. Didžiulė svetainė kartu su virtuvė ir valgomuoju. Antrame aukšte bus vaikų kambariai ir miegamieji. Prisitaikėm praktiškai prie vokiškos rekomendacijos, kad vienam žmogui yra optimalus 40 m² bendro ploto. Pastato apdaila taip pat bus minimalistinė, struktūrinis tinkas. Tačiau svarbiausia, kad pasyvaus namo šildymui naudojama energija neturės viršyti 15 kWh vienam kvadratiniam metrui per metus. Jeigu mes naudosime dujas, tai mums šildymas metam kainuos apie 500 litrų. Jeigu naudosime elektrinį šildymą, prie dabartinių kainų, mums metams šildymo kaštai yra apie 1200 litrų. Pasyvaus namo statybos istoriją stebėsime ir toliau. Informuosime, kaip pavyko įgyvendinti pasyviam namui keliamus reikalavimus.